Sveiki, 1 gruodžio. Dangus iš Europos, nuotrauka tiesiai iš dangaus, jokios animacijos iš satelito. Ta galite pasižiūrėti ir jūs atsivertę puslapį sat24.com apie programą Cloud Seeding, debesų sėja. Matote, dabar visų įkarščio eina darbai Italijos teritorijoje. Keli židiniai labai stipriai daromi debesis ir norima užsukti į Europą. Šaltas oro slėgis su šalta oro srove slenka iš šiaurės ir neleidžia šitai pilkai cheminiai plėviai, kur yra tiesių linijų, tai rodo, kad dirbtinai sukurta. Lietuva yra čia, Vilnius čia. Nori užtraukti dangų ir ant tos plėvės, kuri nepraleidžia saulės šilumos, dar padaryti ir kritulių būtent šitokiu būdu. Čia kol kas šilta ir drėgna, bet kada šitas visas cheminis jovalas ateis aukščiau, susidurs su šalta oro srove, šita visa dirbtina padaryta drėgmė pavirs į sniegą ir pradės snigti. Pažiūrėkite, kaip pumpuoja. Parodyti maždaug kokiais kiekiais galima perjungus į infraraudonųjų spindulių spektrą. Ir tada dar nustatymuose, čia dešinėje apačioje, paspausti aukštį. Čia rodo tiek debesų aukštį, tiek ir jų iš dalies koncentracija. Tai tiek apie orus gruodžio pradžioje. Labai norima padaryti tikrą žiemą dirbtiniu būdu. Ne visą laiką ir ne visur tai gausis. Vėliau panašus tokie plyšiai, kur bus mėlynas dangus, rasis vis daugiau ir daugiau Europoje. Juos užlopyti bus sunku netgi su tokiom technologijom, kur naudojamos ypatingai didelių kiekių porcijos, cheminės porcijos. Bet dabar kol kas esame liudininkai to vyksmo, kas vyksta. Ir už tai žmonės moka iš savo kišenių. Valstybės moka iš savo kišenių. Ir Lietuva moka už tai.